vaizdais ir kažką aš jums papasakosiu, kažką parodysiu ir gal galiu audio gidą užleisiu. Good morning, my name is Aurelius, Captain is Rimantas, and we will be next 2 hours together and we will see something. It's oil terminal in the end of the, close to the gates of port. Cruise terminal per year, coming here approximately 70 cruise ships per year from some countries, I don't know from where. Ir dabar kągi, mes kruizinis laivų terminalas, naujasis statomas, ten kur yra daug kranų, tai ten po metų, 2-3 tikrai jau atvažiuoja apie 70 maždaug vidurkis, koksai yra kruizinių laivų, pradedant nuo kovo balandžio ir baigiant lapkričio mėnesiais. Šakiai laivas, gelbėtojų laivas Šakiai, tai čia yra jūroje, jeigu kažkas avarija įvyksta, tai jisai 100 meters long, absolutely full, or pieces of the big ships, like Lego, made here, put to the platforms, ships, and go to some big factory where it's complete, all big ships. Work day and night, all the time, and many welders here in this area. So, Miltinės Yacht Club is this hotel. So we go close to the, we go outside to Farvater. In Farvater is 17 meters deep now. Outside is different. 10, 8, 5, close to the land is 2 meters, 1 meter, different. And speed limit in Farvater is 8 knots. It's approximately 13 kilometers per hour. But our speed more bigger, like 20 now. But we're outside. And when inspectors say nothing, okay, we move more quickly. But if we go in Farvater with the speed, esu atsakingas už jų pavadinį dalis priežiūrą. Jeigu kažkas atsitinka, po skambučio per 4 valandas turiu reaguoti, atvykti į įvykio vietą ir gelbėti. O gelbėjimo darbai yra tokie. Dažniausiai pagauna arba padangą kažkokią tai įsisiurbę, arba virvę, arba rastą, arba, sakykime, pamato įgulą, kad kažkur tai yra alyvos nuotykis prasideda. Tai irgi turiu atvykti iš karto apžiūrą, filmuoti, fotografuoti, kad būtų priimti sprendimai, ką toliau mechanikams daryti. Taigi, tai viskas valia. Taip, DFDS keltai į Švediją ir Vokietiją važiuoja. Ferries, DFDS go to Sweden and Germany every day morning. 23 hours and the way. Na kągi, dabar mano darbas yra iš tikrųjų vasaros metu, tai man pačiam patinka ir šiau 6 vasarą dirbu su Benu. O tai čia yra tik tais praktiškai 6 dienos, kada vyksta plaukimas. O tiek kitų specialių laivų kapitonų kažkada dirbau turizme, tai dėl to išliko man toks noras pabendrauti su visuomenė. Nes nuo rudens, žiemą, pavasarį mano darbas yra būti tokios kitose sąlygose, po vandeniu ir taip toliau. Pavyzdžiui, viena iš mano darbo vietų, tai čia išplaukėm. Sunkioji technika. Artimiausias geltonas kranas, mes su juo keliam iki 100 tonų iš po vandens. Tiek duolius kokius ar kažką. It's my second job, or first job in this area, because in winter time, not summer time, I work here from this, I'm like captain and plus diver, technical diver underwater. That means when cold, dark, it's my work. Yeah. Prisimenat jaunystę, vaikystę, kintai keltas plaukdavo ten į Smiltynę. Tai paskutinės dienos, jisai veikiantis yra, bet jisai jau atgyvena ir jisai greičiausiai po 2 savaičių bus jau į metalo laužas. Klaipėdos Melted konteinerių terminalas, vienas didžiausių MSI. Byla čionai ir ateina čia kroviniai kiekvieną dieną, laivai būna iki 220 metrų ilgio.
Konteinerių kiek aš nepamenu, kiek ten veža. Bet labai didžiuliai laivai. Nu ne tie, kur 400 metrų. Tokie čia neįeina. Bet pats principas. So, container terminal, MSC is the biggest company in the world. In one of the points, just like that. And it's coming here every day. And sometimes you can see three ships, container ships here. Next one, you can see the green roof. Is Belarus Kali terminal. 30. Yes. Because now is war, žaliais stogais. Iki karo, tai čia flotilės stovėjo laivų, laukdavo eilės pakrovimo, ir taip pat traukinių ešalonai. Vienas po kito iš Baltarusijos važiavo į čionai. Dabar sustojo viskas, nors 30% akcijų valdo Baltarusijos. Jeigu plauktumėm kairiau, nueitume į Malkų įlanką. Nu, apie ją vėliau. Dabar mes artėjame prie Independence. So, we coming close to the Independence gas ship, Lithuanian national big ship. Every few days, coming gas tanker and pumping gas to this ship. And per few days, from this ship go all gas to land, to terminals. A dabar įjungsiu aš tada šiek tiek audio gido, bus plačiau papasakos apie. Aukštų namui ir 3 futbolo aikštėms prilygstantis laivas suteikia Lietuvai galimybę savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis dujomis ir plėsti su tuo susijusią verslo veiklą. Pasižiūrėkite į šį terminalą lyg į milžinišką degalinę, stovinčią ant vandens. Praplaukiantys laivai, naudojantys suskystintas gamtinės dujas kaip kurą, sustoja šalia krantinės užpildyti savo bakus ir plaukia toliau. Dar viena galimybė – pilti suskystintas gamtinės dujas į dujovežį ir vežti į tą vietą, kur norima skystį paversti dujomis ir iš jų, pavyzdžiui, gaminti šilumą miestui. Ne veltui laivas pavadintas nepriklausomybės vardu. Jis yra tikra Lietuvos sėkmės istorija. Tik įsivaizduokite, jeigu sugalvotumėte Independence talpyklas užpildyti vandeniu, jums prireiktų 69 olimpinių baseinų vandens. Pakelkite kepures prieš šį gigantą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiekianti gamtinės dujas į mūsų šalies dujų sistemą. Dugnas laivo plokščias, veikia kaip jet, angliškai jet, o šiaip vandens patranka. Laivas. Mes padarėm pertrauką. O, kaip gražu. Man tai gėlės rauta, aišku. Pasižiūrėkit, kaip gražu lelijos. Danas. Einam. Mūsų laivas, kapitonas. Oi, kaip gražu, kaip saulė šviečia. Miestelis toksai, Juodkrantė.
Gražu.